Visi puikiai žinome, kuo ypatinga sausio 6 diena. Tai diena žinoma 3 karalių vardu. Ji rodo, jog praėjo jau 12 dienų nuo žiemos saulėgrįžos, tai yra Kalėdų. 3 karaliai užbaigė kalėduškomis, tarpukalėdžiu ar vaišėmis vadinamą laikotarpį Lietuvoje. Iki pat sausio 6 kiekviena diena senovės lietuviams buvo pusiau šventė, o kiekvienas vakaras pripildyta šventumo nuotaikos ir ramybės. Etnokosmologai aiškina, kad ši diena minima, nes būtent per ją jau aiškiai pastebimas dienos pailgėjimas. Kaip sakė lietuviai, diena pailgėja per gaidžio žingsnį. Saulės sugrįžimas tai ženklas ir vėlėms, jog jau laikas pasitraukti ir iškeliauti atgal į Anapilį. O kasgi tie 3 karaliai? Ar jie iš tiesų buvo paslaptingų kraštų valdovai? Kitaip 3 karaliai dar vadinami rytų išminčiais. Kadangi apie šios veikėjus neturime istorinių žinių ir galime remtis tik padavimu, žinome tik tiek, jog šie žmonės buvo savitą teologiją praktikuojantis dvasininkai ir filosofai, bei greičiausiai priklausė persų dvasininkijai. Tačiau simboliškai laikoma, kad karaliai atstovavo 3 žmonijos rases – Europos, Azijos ir Afrikos. Karalių vardai buvo Kasparas, Baltazaras ir Merkelis. Šebos karalius Kasparas Jėzui atnešė smilkalų, mat smilkalai dažniausiai būdavo naudojami religinėse ceremonijose, tad simbolizavo, jog Jėzus yra Dievas. Arabijos karaliaus Merkelio dovana Jėzui buvo auksas. Tokią prabangią dovaną galėjo gauti tik tikras karalius. Trečiasis Egipto karalius Baltazaras dovanojo mirą, simbolizuojančią mirtį, žmogaus mirtingumą ir būsimą Jėzaus nukryžiavimą, mat mira buvo naudojama mirusiesiems balzamuoti. 3 karaliai – viena krikščioniškiausių švenčių žiemos laikotarpyje. Tačiau senovės lietuviai greitai rado būdų, kaip įtraukti egzotiškosius karalius į mūsiškąją kultūrą. 16 amžiuje gimė tradicija, kurią gana dažnai sutinkame ir šiandien. Tai 3 karalių – Kasparo, Melchioro ir Baltazaro pirmųjų vardų raidžių rašymas kreida ant durų. Kai šis paprotys tik prasidėjo, dvasininkai jo nepalaikė, nes matė jį kaip pagoniškosios mąstysenos išraišką. Turbūt jie neklydo, mat lietuviai iš tiesų tikėjo, kad inicialai apsaugos jų namus nuo velnio ir piktų dvasių, nuo gaisro, o atėję ir kryžiukus pamatę vagys sudrebės ir į tokius namus nežengs. Tiesą pasakius, kreida galėjo žymėti bet kokį statinį ar vietą, siekdami jį apsaugoti. Pavyzdžiui, langus, kluoną, tvartą, kaminą, skrynes, avilius, duoną ar net karvės ragus ir tešmenį. Na, o kas buvo neraštingi, kreida bent kryželį išpiešdavo. Pagrindinis įvykis 3 karalių šventėje, kuris net ir šiandien vyksta kai kuriuose miestuose, tai 3 karalių procesija arba vaikštynės. Greta 3 karalių vaikštynėse prisijungdavo ir tokie keisti personažai kaip velniai, angelai, lokiai, gervės, žydai, vaidilos, kariai ar net pati mirtis. Persirengėliai eidavo iš namų į namus giedodami bei linkėdami gero derliaus, sveikatos ir sau paprašydami dovanų. Na, o išminčių lietuviai namuose labai laukdavo, nes tikėjo, kad jie į jų namus atneš gausos. Todėl ir persirengėlius karalius pasitikdavo kaip pridera, net su 3 kepalais duonos ir nepagailėdavo jiems dovanų – pinigų, kiaušinių, lašinių ar degtinės butelio. Na, o mainais jie gaudavo dosnius palinkėjimus, kuriuos, pacituodami senuosius oratorius, siunčiame ir jūsų namams. Rytų žvaigždė, kuri šiandien užtekėjo aukštai danguje, kad parodytų kelią 3 karaliams, tegul savo palaimintais spinduliais apšviečia jūsų namus ir jų gyventojus, teikdama jiems sveikatą ir laimę, tegul Dievo palaima lydi jūs visuose darbuose ir jūsų gyvenime.